Vienas vyras apkalbėjo seną vietos išminčių. Įpykęs prikalbėjo netiesos, nes šis atsisakė jam padėti. Po kurio laiko žmogelis suprato savo klaidą ir nuėjo atsiprašyti. Išminčius nusprendė duoti pamoką vyrui ir tarė: "Nori, kad atleisčiau? Gerai, bet pirmiausia nueik į turgų, nusipirk vištos plunksnų pagalvę, perpjauk ją ant kalnų ir paleisk pavėjui." Vyras taip ir padarė. Kai grįžo pas senolį, šis jam sako: "Dabar grįžk ir surink visas plunksnas, tada atleisiu." Žmogus sumišęs atsakė, kad tai neįmanoma. Akivaizdu, vėjas jas nunešė. Išminčius pažvelgė jam į akis ir atsakė: "Taip ir su tavo žodžiais. Vieną kartą juos paleidai, niekada nebesurinksi. Jie pasklido po žmonių širdis ir protus. Kitą sykį būk atsargus, kai kalbi." Istorijos moralas: žodžiai gali būti pavojingesni už ginklus. Jie palieka pėdsakus, kurių nesunaikinsi. Susipažink su žodžių galios paslaptimis Tomo mokymuose.